bičiuliai, sveikinuosi iš Poliuko. Sveiki sugrįžę į mūsų kanalą eilinį kartą. Šiandien diena yra tokia, kad kaip ir matėt pagal thumbnailą, šis video bus apie golfą. Tai dabar važiuoju į autolaužyną, šrotą vadinamą. Nusipirksiu golfui kompą. Dėsiu EDC 15, dėl to, kad senas kompiuteris variklio kompas, nepaminėjau. Senas kompiuteris, jisai čipuojasi tik išlitavus mikroschemas ir yra nepatogu, plus naujas kompas daugiau parametrų mato ir taip toliau. Tai žodžiu, dabar važiuoju į šrotą, nusipirksiu kompą, nusipirksiu pravodkę. Atvažiuoja draugas, kaip tik, kuris viską dės, tai kartu išsilupsim, kad nebūtų jokių netrūktų, kaip sakoma, kažkokių tais fiškučių, laidukų ar taip toliau. Tai pafilmuosiu viską, aišku, leis, ten jiems jokio skirtumo. Įdomu, kiek pinigų išleisiu, bet gal tikiuosi nedaug. Tai va, ir grįšim atgal montuoti visko į mašiną. Kiek laiko užtruksim, nežinau, nes realiai turim viską pasiruošti iki Lenkijos parodos, kuri vyks birželio 28 išvažiuoja. Tai realiai mėnesis grubiai, nu. Tai išvažiuojam birželio 28, tai grįšim 30. Ir toj parodoj atstovausim OBD11 kaip ir tą device'ą vadinamą. Tai reikia, kad viskas veiktų kaip priklauso. O veiktų, kad priklauso, reikia pakeisti kompą. Nors šitą dalyką senai planavau jau. Tai manau, kad viskas išeis į tik gerą. Tikiuosi. Nors kaip istorija rodo, kažkada tais jau bandžiau šitą dalyką daryti, dėti tą kompą EDC 15. Tai nepasileido, motoras nedirbo, realiai netraukė. Tai nežinau, ar ten meistras buvo blogas, ar kas irgi. Tai aš pats su elektra nieko nesigaudau. Nu, dabar nieko. Nieko tokio labai rimto, kad galėčiau prijungti kompą prie kitokios mašinos, kaip sako. Tai va, o dabar gal pavyks, tikiuosi. Tai va, tai esam netoli šroto. Baigiam visus darbus, realiai nieko nepafilmau, nors žadėjau. Draugas labai norėjo greitai pasidaryti, visas rankas apsibalnojau. Tai viską lupom iš Seat Toledo, realiai pravodkės fiškės vadinamas, angalius, kompą ir holo daviklį. Tai šitos visus nusiėmėm, kad viskas sutiktų gražiai visai pravodkiai, visam laidynui. Ir sekantis darbas dabar sulaukti to pačio draugo, su kuriuo išlupom visas detalės, kol atvažiuos. Ir padės viską sudėti, sujungti viską į vietas. Taip kad manau, kad greitų metų tai turėtų įvykti. O mes dabar važiuojam atgal į dirbtuvės, tada pasiemu, važiuoju golfą, atsivarau pas save ir laukiu jo. Grįžom į dirbtuvės ir kaip visą laiką planas keičiasi. Žodžiu, dabar važiuojam, pasiemam golfą, kaip ir sakiau, ir vežam pas tą draugą į garažą dėl to, kad Ali sakė, jam geriau ten dirbti su savo įrankiais, su savo, kaip sakoma, laidais ir taip toliau. Taigi sėdam į Poliuką ir lekiam pasiimti golfo.
Tai jau kas čia per užrašas? Parašyta RVB. Paskui papasakosiu. Važiuojam dabar. Tai man į poliuką? Jo. Bėda aiškiai. Reikia panaikinti tos baltus dūmus. Kažkas buvo. Aš mačiau, kad bala buvo. Kaip pastoviai. Jau saliarka. Kažkur pramušė. Bet beveik įtariu, kad per siurblio salniką priekinį. Varva? Jo. Lemba kaip negerai. Neturiu kaip padėti kapotą, blėman, kraštuo. Ieško. Iš karto, tik atvarėm, iš karto va. Aukšt. Per mažai važinėjai. Aš blėman važiavau, daviau gazą ir žiūriu, tu, susitasė. Priekinis salnikas siurblio ko gero išvirti. Ir tavo diržą išmaudė, kas negerai. Tu pakeisim tą diržą, koks skirtas. Tik tiek, kad viskas dabar čia po dizelį, blėman. Pagrindinį diržą labai neįsveikot. Koks skirtas, pakeisim. Prie to pačio. Tai sakys, principė keis, taip deginis. Dedam siurblį 11 mm originalų ir velenėlį 280 fazės. Tai 0,280. Važiuojam su Luku pažiūrėti, ką padarė gero. Naujienos nekokios, dabar nesikūrė. O vežam naują siurblį ir žiūrėsim, kas gausi šiandien. Taigi tikiuosi, kad naujas siurblys padės ir viskas bus gerai. Nors žiauriai abejoju. Tai neišjungit, žiūrėkit ir biški vaizdų bus. BMW. Šiandien šeštadienis ir turiu naujienų apie pirmuką mūsų. Žodžiu, esmė tokia, kad nuvežiau praeitą ketvirtadienį praeitą. Nuvežėm Golfą, žodžiu, kaip ir matėte, tenai epizoduose irgi pradėjo ten ardytis, pirko detalės, žodžiu, viską darė kaip priklauso ir paskutiniam variante, kas buvo, tai neužsikūrė. Žodžiu, pasirodo kažkur supjovė su pravodkiu. Ir esmė tokia, kad dabar šiandien va šeštadienis yra. Tai šiandien iš ryto nuvežiau tą mašiną jiems atgal ir, žodžiu, dabar sužiūrėjo, ką tik įmetė video, kad mašina užsikūrė. Tai kaip ir viskas gerai, belenukas pakeistas į 280 fazę ir dabar kas liko, tai pasiimti jį iš meistrų, tada vežtis pas save vėl į garažą ir pradėti darbus prie kėbulo. Dažus užsisakiau, kapotos aktis turiu, nes buvo dvi sulūžusios, viena sulūžus buvo. Pasidarau kėbulą, visą išsičiustinam, kad būtų ledovas
ir galima bus laukti tada 28 dienos. O 28 dieną, turbūt nežinau, nepranešėm, tai važiuosime į Ultrace renginį. Į Ultrace renginį mus vežasi OBD11, būsime jų atstovai. Būtinai, jeigu būsit, prieikit prie mūsų palapinės pasisveikinti ir bus smagus laikas, aš taip galvoju. Tai ką, bičiuliai, šiandien pirmadienis ir, kaip matot, golfas stovi čia. Ale sutvarkytas, nesutvarkytas. Dar jau pasakojau situaciją visą, tai juokėmės iki kol pilvai, žodžiu, iškrito iš maikių. Tai o dabar, žodžiu, dedam naujas aktis, nes senos yra sulūžusios. Šita dar gera, bet šita yra jau viskas, va. Tai parodyti šitus. Turėtų būti taip, va. O yra va taip, va. Tai va, nusipirkau kažkokias, nežinau kokias, pigias. Va, galit pasakyti, ką čia reiškia. Sufuksuoja. Priekį aerokečai originalus, o gale bus tas, kas bus. Tai va, dedam, bandom ir dėsim atgal ant mašinos. O 8 valandą važiuoju čipuojam. Bus arklių. Hela. 4004 GT. Hela iš Rūsio. Išlaikytas. Prabangus. Dar kaina yra kažkokia. Lenkas išlaikė, Rusija rado ir man pardavė. Pažiūrėkit, kokią kainą. Man atrodo, ant ano. Na, šitas. Bet tik nežinau, kur gablelis. 38300. Tai arba 3835 zlotai. Ne? Gali būti, seniau tuningas daug kainavo. Tai ką, turim kaip tik va, informacinį lapelį su gražiom mašinom, kurių jau beveik nebėra. Dar visokių lapelių. Čia tos liudupais reikia sukliuoti kažką. Čia gal atsarginis liudukai, nes čia va yra. Veidrodžiukas. Ką, ruošiame pradėm dėti, ne? Pirmą pabaigiam jaučiu šitą. Parodysim, kai uždėsim gal, ne? Arba kai dėsim, nes dabar tai nesuprasi, kai šį yra. Jo. Bongas. Va, tai? O, čia reikia įstatyti ką į vidų. Ar kam reikalingas yra tas? Kad nedūžtų jau, ne? Gali būti. Laisvumas, kad būtų. Jeigu mane matysi, tai bus gerai. Nu? Gerai?
Hello. Veidrodėliai uždėti, kaip matot, tik viena bėda, kad turbūt angliški. Ne, iš tikrųjų tai turbūt sportiniai, aš nežinau, nematau per šitą veidrodėlį nieko, bet vaizdas tai 10 balų. Ir ateityje jaučiu to nedarysi. Visą laiką važiuoju, ar taip veidrodėlį užsilenkia būna pas mane. Tu turi vieną pagrindinį, va. Šitą turiu, va, ilgą. Viską matau, čia matau, viską. Dabar taip žiūriu, va taip. Pasistebiu ir žodžiu, viskas gerai. Ne kasdieną važinėjau su tą mašiną, taip kad bus gerai. Tai ką, važiuojam link autostrados Vijados. Kęstas iš Lauksūnė jau laukia. Gali būt, kad garsas nekoks bus, bet tikiuosi vaizdas bus geras. Tai lekiam link Vijados, tenai susipūsim programą pirmą. Sakė, jau pasiruošęs yra. Ir kai programą supūsim, pabandysim tada pralėkti. Taip kad šiaušiam tenai. Dabar, kai turbina mažai pučia, EGT rodo labai didelį skaičių. Tai ilgiau paspaudi gazą, rodo apie 700 laipsnių ties išvedimo kolektorium, kas yra labai daug. Nes prie 900-950 tai pradeda metalas lydytis. Dabar va nedaug gazo duodu, jau yra 700. Žodžiu, Kęstas sutvarkys tikrai.
100 kilų 100 arklių neglūda. Tai su Kęstu iš Wolftūne padarėm viską, ką galėjom, turbūt. Pačiupavo, sutvarkė, kad normaliai važiuotų. Dabar kaip ir ramiai važiuojant nedūmina, bet kai užspaudi gazą, tada jų dūmo juodo yra vis dėlto. Bet čia niekur nedingsi nuo to. Kas dar? Dabar realiai kaip ir su motoru viskas gerai. Liko dabar pasikeisti baką, kad nekapsėtų kuras, nes kaip ir minėjau, kad kažkur kiauras yra. Ir kaip ir bus viskas irgi iš mechaninės pusės. Taigi už šiandien labai ačiū Kęstui iš Wolftūne. Žiauriai padėjo ir tikrai kreipkitės į jį, padės visais klausimais, rūpimais apie variklius, variklio čipavimą. Description'e bus jo linkas. Taigi paspauskit ir padėkit žmogui augti. Šiam kartui su video tiek. Golfelį palieku nakvoti. Susitiksime Ultrais ir įmesime jums iš to renginio video. Taigi nepamirškite subscribe, nepamirškite laikų, nepamirškite komentuoti ir iki kitų kartų. Iki.